Unikalus projektas, kuris yra inicijuotas Europos krepšinio tyrimų centro ir tai jau žymiai platesnis nei vien tik Europos, sakysim, kontekstas. Dalyvauja visų 5 kontinentų jaunieji krepšininkai, sporto klubai, sporto mokyklos. Projekto tikslas yra palyginti įvairiaus amžiaus grupių jaunųjų krepšininkų fizinį parengtumą. Lietuvos sporto universiteto mokslininkai yra pirmieji, kurie įsijungia į šį unikalų projektą, ne tik iš Lietuvos, bet ir iš visos Europos. Mes turime gavę išskirtinės teisės būtent atstovauti šio projekto vystymą Europos kontinente. Šitie tyrimai, ką duoda, tai sakysim, kad mes galėsim pasilyginti kontekste kitų šalių, kaip atrodome. Kaip, sakysim, Lietuvos 12-mečiai tiesiog lygiuojasi arba lyginant su Junktinių Amerikos valstijų 12-mečiais, Australų, Azijos atstovų ir Afrikos. Tokių įvairių teorijų yra, kad Lietuvoje mažai individualiai dirbama ar dar kažką, tai ar tam tikram amžiaus tarpsnį fiziškai silpnesnį, tai vat tas teorijas galėsim paneigti ir pamatyti realybėje. Testavimą sudaro 4 skirtingi testai, tai yra 4 rungtys, kurios atspindi iš principo visas pagrindinės reikalingas krepšininkų fizinės ypatybės. Kol kas mes tik pradedam testavimą ir žiūrėsim, bet šiaip tai noras būtų 3 kartų į metus, tai sakysim pavasaris po sezono, rudenį prieš sezoną ir vidury metų, sakysim, kalėdiniam laikotarpiu pažiūrėti, kurioje stadijoje esame. Pradžia padaryta labai simboliškai, padaryta Kaune, Lietuvos sporto universiteto absolventų įkurtoje Tornado krepšinio mokykloje, kuri yra viena didžiausių Lietuvoje ir labai smarkiai progresuojančių. Tikimės, kad į šį projektą pasijungs, turbūt beveik visos Lietuvos krepšinio ir sporto mokyklos ir aš manau, turėsime tikrai unikalų projektą.